laisvas darbo vietas, situaciją darbo rinkoje, darbdaviams taip pat teikiam informaciją apie finansuojamas priemonės, kada yra skiriamas finansavimas įdarbinant mūsų darbo biržos klientus. Dar iš paslaugų tai būtų konsultavimo paslauga bei tarpininkavimo įdarbinimo paslauga. Na ir tada pradžiai pradėsime apie situaciją darbo rinkoje mūsų šalyje. Tai būtent šalyje kovo 1 dienai registruotas nedarbas nuo darbingo amžiaus gyventojų iš viso buvo 11,8%. Tai jeigu skaičiais buvo registruota mūsų šalyje 243 tūkstančiai bedarbių. Na ir kaip matyti, mūsų kovo 1 dienai mūsų rajone tas iki 11%, tai paskui dar bus skaidrė, kad matysim mūsų apskrities, kad mūsų rajone nedarbas yra šiaip iš apskrities visų rajonų pats mažiausias, 10,9%. Na, o šiai dienai truputėlį per pusę mėnesio jis kilstelės, kadangi labai kažkaip tai šiemet nemažai klientų kreipiasi į darbo biržas. Na ir būtent, jeigu skaičiais dar truputėlį skaičių, tai iš viso per mėnesį, vasario mėnesį, visoje šalyje kreipėsi 28 tūkstančiai klientų, registravosi naujų klientų. Ir jeigu palyginti su tuo pačiu pernai metų laikotarpiu vasario mėnesiu, tai matyti, kad gerokai daugiau registravosi negu per praėjusius pernai metus. Na, mėnesio pabaigoje jau minėjau, kad iš viso registruoti 243 tūkstančiai bedarbių. Tai vis tik tai palyginus su pernai metais tuo pačiu laikotarpiu, nedarbas yra sumažėjęs. Na ir tikimės, kad jisai mažės, kadangi ateina pavasario laikotarpis, kaip ir, sakykime, mūsų rajone, tai pavasarį iki žiemos metų visada nedarbas yra sumažėjęs ir nesiekia netgi 9% vasaros laikų nuo darbingo amžiaus gyventojų. Tai visuose rajonuose, bet ir mūsų rajone, tas gyventojų skaičius vis pamažu mažėja su kiekvienais metais. Na ir kitoje skaidrėje, kitoje lentelėje matyti būtent gyventojai pagal amžiaus grupės. Tai būtent, na ir kiekvienais metais būtent mažėja ta iki darbingo amžiaus gyventojų grupė ir didėja pensinio amžiaus gyventojų grupė. Tai buvo apklausti iš viso mūsų apskrityje 434 darbdaviai. Tai iš mūsų rajono kažkur virš 80 darbuotomis ar darbo biržos paslaugomis visada gali ateiti pas mus į darbo biržą ir tai padaryti čia. Tai yra darbo biržos svetainė, kur galima savarankiškai ieškotis informacijos. Na ir kaip minėjau, jaunimo darbo centras yra tas skirtis darbo biržos svetainėje. Galima užeiti ir ieškoti informacijos. Yra profesiniai aprašai, jų yra virš 300, kur galima su profesijomis supažindinti. Tiesa, ten, sakykime, ta pati charakteristika tai nepakitusi profesijų, tik logistas, ką dirba, tos profesijos atstovai kalbės, o šiaip savarankiškai galite ir patys, jeigu kažką norit pasirinkti kažkuria tai iš, aišku, nurodytų profesijų. Tiltas tarp rytų ir vakarų. Mūsų šalies keliais, geležinkeliais, jūrų ir oro transportu vyksta kasdieninis nenutrūkstamas prekių, žaliavų, gaminių judėjimas. Šis judėjimas – logistikos veiklos sritis, o šios srities profesionalai, logistai, užtikrina, kad krovinių judėjimas vyktų sklandžiai. Jie rūpinasi, kad prekių kelias nuo gamintojo iki pardavėjo, siuntinių ar laiškų nuo siuntėjo iki gavėjo, gamybos žaliavų iki gamintojo, statybinių medžiagų kelias iki statybvietės būtų sklandus ir greitas. Ponas Vytautas kūrė, o dabar ir vadovauja logistikos padaliniui vienoje didžiausių Lietuvos prekybos įmonių, kurios parduotuvės išdėstytos visoje šalyje ir už jos ribų.
Įmonė turi šimtus tiekėjų ne tik Lietuvoje, bet ir daugelį Europos, Azijos, Amerikos šalių. Logistikos tarnyba kasdien palaiko ryšius su užsienio ir šalies vidaus tiekėjais ir pardavėjais, rūpinasi prekių užsakymų iš tiekėjų, krovinių vežimų, jų sandėliavimų ir paskirstymų į parduotuves. Prekybinė įmonėje svarbu turėti gerus logistus ir gerai sutvarkyti logistinę sistemą, nes nuo to didelė dalimi priklauso ir įmonės siekiamų tikslų įgyvendinimas. Logistika susideda iš sekančių dalių: prekių užsakymas pas gamintojus, jų parsivežimas iki sandėlių, prekių sandėliavimas, jų paruošimas išvežimui užsakovams, tai yra parduotuvėms. Prekių transportavimo iš užsienio ir vidaus gamintojų ir tiekėjų rūpinasi transporto logistai. Prekes iš gamintojų užsako prekių vadybininkai ir užsakymus pateikia logistams, kurie organizuoja ir kontroliuoja krovinių pervežimą iš gamintojo ar tiekėjo į prekybos tinklo sandėlius. Kiekvienas mūsų skyriaus logistas turi jam priskirtų tiekėjų grupę. Jis prižiūri prekių likučių sandėlyje. Pagal programos duomenys, tiekimo terminus, planuojamos mašinos dydį bei sutartinius įsipareigojimus logistas užsako prekes. Užsakytus kiekius, atvykimo laiką bei įsikrovimo vietą jis suderina su tiekėju. Logistas numato ir parenka transporto priemonės rūšį, tipą, dydį bei sudaro krovinio gabenimo grafiką. Tai yra, numato, kada, iš kur turi būti paimtas krovinys, kada ir į kokį sandėlį jis turi būti pristatytas. Taip pat jis sudaro optimalų kelionės maršrutą. Krovinio gabenimo metu jisai kontroliuoja, kad prekės būtų pristatytos į nurodytus sandėlius. Į prekybos įmonių sandėlius kasdien atvežama šimtai skirtingų prekių. Čia dirba specialistai, kurie tvarko prekes sandėlyje, sandėlių darbuotojai, krovikai, sandėlių logistai. Atvežtus prekės iškraunamos rampoje, patikrinami jų vežimo dokumentai, reikia įsitikinti, kad atvežtos visos prekės, kad visos jos kokybiškos. Informacija apie priimtas prekes pateikiama sandėlio logistams, kurie rūpinasi, kad atvežtos į sandėlį prekės būtų aprašytos, duomenys suvesti į informacinę sandėlių valdymo sistemą, kad prekiams būtų paskirta tinkama sandėliavimo vieta. Aprašęs prekes ir paskyręs joms sandėliavimo vietą, logistas atspausdina prekės kortelę, kuria naudojasi sandėlio darbuotojai sandėliuodami prekes. Mūsų prekybos tinklas turi specializuotus sandėlius skirtus maisto prekiams, pramoninėms prekiams, daržovėms. Į sandėlius kiekvieną dieną atvežama 1000 pavadinimų prekių. Prekių turi būti tiek, kad jų pakaktų parduotuvėse, kita vertus negali būti per daug. Kad sandėlyje būtų tvarka, o prekės išdėstytos optimaliausiu būdu, dirba sandėlio logistai, kurie suveda išsamią informaciją pagal gautas prekes į sandėlio kompiuterinę valdymo sistemą, prekės pavadinimą, prekės kodą, prekės galiojimo datą ir kitą svarbią informaciją. Tai ypač svarbu, nes šią informaciją naudojasi visi mūsų firmos padaliniai. Kad taip sugebėtų logistas padaryti, jis turi gerai nusimanyti apie prekes, žinoti sandėlio struktūrą, gerai mokėti dirbti su įmonės kompiuterinė programa. Šiame įmonės sandėlyje 10 000 prekių skirtingais pavadinimais. Jas reikia padėti į lentynas taip, kad prireikus būtų lengva rasti. Prekės buvimo vietą sandėlyje numato logistas, pildydamas informaciją apie gautas prekes. Prekės sandėliuojamos tam, kad laiku būtų pristatytos galutiniam jų gavėjui, šiuo atveju į parduotuves. Gavęs prekių užsakymus iš parduotuvių, logistas analizuoja užsakymus ir pildo prekių surinkimo kortelę. Vadovaudamiesi šiuo dokumentu, sandėlio darbuotojai surenka prekes logisto numatytą eilės tvarka. Be to, logistas pasirūpina, kad į parduotuves pirmiau būtų išvežtos tos prekės, kurių gali pritrūkti parduotuvėse, arba kurių galiojimo laikas baigėsi anksčiau. Prieš keletą metų baigiau Gedimino Gedimino technikos universiteto transporto inžinerijos ir ekonomikos studijas ir dirbu pagal specialybę logistikos departamente.
Darbas yra įdomus ir perspektyvus. Viena iš logistikos funkcijų prekių paskirstymas iš sandėlių visam įmonės parduotuvių tinklui, kurį sudaro per 300 padalinių bei kitiems užsakovams. Parduotuvės prekių užsakymus sandėliams pateikia per informacinę sistemą. Pagal gautus užsakymus formuojamos užduotys sandėlio darbuotojams ir transporto skyriui, tai yra užsakymų komplektavimui ir transporto planavimui. Prekės į parduotuvės vežamos pagal patvirtintus grafikus. Grafikuose kiekviena parduotuvė pagal regioną priskirta tam tikrai vežimo krypčiai, numatytas mašinos dydis bei tipas, prekių pakrovimo į mašiną laikas, prekių pristatymo savaitės diena ir laikas bei kita informacija. Kroviniams ruošiami lydimieji dokumentai. Visas minėtas procesas planuojamas, organizuojamas ir kontroliuojamas laikantis logistikos mokslo principų. Logisto profesiją galima įgyti Lietuvos profesinėse mokyklose, kolegijose, aukštosiuose universitetinėse mokyklose. Asmenys įgyja logisto profesinę kvalifikaciją, dirba prekybos, paslaugų ir gamybos įmonėse. Plečiantis logistikos verslui Lietuvoje auga logistikos specialistų poreikis, todėl logisto darbas ne tik įdomus, bet ir perspektyvus. Siekiant sėkmingai įsitvirtinti šiame versle, siekti karjeros, reikia ne tik specialybės žinių, bet ir organizuotumo, gebėjimų greitai įsisavinti informaciją ir savarankiškai priimti sprendimus. Kelių užsienio kalbų mokėjimas privalumas dirbant kompanijose, kurios organizuoja tarptautinius krovinių pervežimus. Gebėjimas bendrauti, geras loginis mąstymas, darbo kompiuterių įgūdžiai, domėjimasis srities naujovėmis ir nuolatinis mokymasis taip pat svarbios sąlygos sėkmingai logisto profesiniai veiklai. Truputėlį savarankiškai aš klientą naisiu. Aš labai. Nu, gerai. Aš to nenorėčiau.